Gerai, tai sveiki visi, 7/8 savaitė ir pradėsiu nuo gerų dalykų. Tai praleidau 7 savaitę šiek tiek atostogaudamas, buvau prie jūros, buvau pas močiutės, pas giminės, tai turėjau šiokio tokio relax time, bet per jį taip pat dirbau. Buvau pakviestas kuruoti vienus mokslus apie AI, kas buvo išties man nauja, nes niekad nedirbau taip nuotoliniu, kaip šįkart dirbau, nes dirbau iš mašinos, iš pajūrio. Tai buvo iš tikrųjų labai faina patirtis, nes pajaučiau tą digital nomad lifestyle, kur pasai Bali sėdi ir programuoja or something like that ir tiesiog uždirba šaibas, būdami bet kur nori, bet kada. Tai jo, pajaučiau tą location freedom, tai buvo iš tikrųjų labai fainai. Su langais labai sekasi iš tikrųjų. Lendu jau į tokią teritoriją, kai nenoriu labai apie pajamas pačias kalbėti, tai tiesiog pasakysiu, kad sekasi. Ir kaip anksčiau sakiau, jeigu būčiau nuo birželio pradėjęs, nuo pačio birželio pradžios pradėjęs valyti langus, tikrai būtų pasiektas tas 10 000 ir net daugiau. Bet kadangi pirmi skambučiai pradėjo ateiti maždaug Liepos vidury kažkur, tai smarkiai atsilikom nuo to tikslo ir jis nebus pasiektas jau. Taip pat pastarąją savaitę nenuostabiausios oro sąlygos Lietuvoje iš tikrųjų yra, kaip tikriausiai dabar galbūt, kai kelių vyrių pas jūs lyja, tai pastarasis porą dienų lyjo tiesiog audros maksimaliai, tai nenori gaišti klientų laiko ir nenori lietui dirbti, tai nukeli visus darbus toliau ir tada atsiranda tokių dienų, kai dar lyja ir tada dar turi toliau nukelti. Tai tokie visokie nesklandumai ir nukelia tą tikslą ir tą finišą. Kripto marketas tikrai pamatė gana didelį sprogimą, dėl jo sugrįžom iki pradinės 750 eurų pozicijos ir pakankamai solidi yra. Įmesiu dabar kaip atrodo marketas. Ir kadangi jis yra aukštumose per pastaruosius porą mėnesių, realiai jis turi krist. Ir kai jis nukris, mano planai yra tokie. Aš nusiperku, kai jis nukrenta 20-30%, nes teoriškai tiek ir turėtų krist, atsižvelgiant į tai, kokie nuosmukiai buvo po praėjusių tokių didelių spaikų. Ir tada tikriausiai jau reiks laikyti iki Amerikos rinkimų, nes kaip galbūt dauguma žino, per rinkimus arba bent jau po jų visas marketas kyla. Nesvarbu, ar tai kripto, ar tai stocks, ar tai bonds, visas marketas kyla ir tai yra realiai ideali, kaip čia pasakius, idealus laiko tarpas, kada galima investuoti, tai maždaug 100 dienų iki rinkimų. Nes rinkimai kas 4 metus, tarkim, vyksta. Taip pat ir Bitcoino halvingas kas 4 metus. Tai yra labai tokių įdomių, kaip sakoma, galbūt net galima pavadinti šventinių dienų, kai yra pakankamai lengva nuspėti, kaip kis pati rinka ir pati birža. Tai jo, įmanoma bus, kada čia tada, lapkritį, man atrodo, rinkimai yra. Tai maždaug ant kalėdų tikrai bus jau antras toks spaikas į viršų. Prieš tai aš manau, kad turėtų nukristi, bet kadangi palūkanos krenta, tai žmonės daugiau investuoja ir automatiškai kyla pats kripto market. Ne tik kripto marketas, visas marketas kyla, nes žmonės nebijo investuoti ir turi papildomų pinigų, kuriuos gali įdėti į savo sąskaitas. Tai toks įspėjimas, kad nesu finansinis ekspertas joks. Tai nepasikliaukit mano žodžiais, nenoriu būti paduotas į teismą už kažkokius neteisingus sprendimus ir įsivaizdavimus. Tai darykit viską savo nuožiūrą, čia tik mano yra tokios teorijos, atsižvelgiant į tai, kad jau 2 metus treinu, galbūt neatrodo toks didelis laiko tarpas palyginus su kitais žmonėm galbūt, bet kai kiekvieną dieną žiūri į tą marketą ir matai scalus, kaip jie juda žemyn aukštyn, tai susidaro toks nenuojauta, bet kažkas tokio, kad matai kažkoks neįprastas
pokytis, ane, ir tai jau galima nuspėti, kas po to eis. Jo, tai gaila, kad man nėra 18 dar, tikrai būčiau įdėjęs daugiau pinigų, ar tai į patį kriptomarketą, ar tai į akcijas. Nes vėlgi, kaip sakiau, viskas kils ir čia tiesiog praleidžiu progą šiek tiek užsidirbti. Ir tada judam prie blogųjų naujienų. Tai iš tikrųjų yra liūdna pasakyti, kad dropshippingas failino mane. Kėliau kokius 5 shortus, tiktokus į savo pages ir jie visi absoliučiai flopino. Tai yra absoliučiai, tai reiškia, kad daugiausia views kiek rinko, tai yra solidus 20. Realiai mano YouTube šitie videos daug greičiau gauna tokį žiūrovų skaičių negu tie tiktokai, kas yra labai nuviliančio ir tikėjaus, kad bus bent 100, bent 200, kad matyčiau tokią solidesnę pradžią, bet jo, tiesiog deletinau tą accountą, nes jis bevertis realiai yra. Ten views, 1 per valandą ar 2 gal ateidavo, bet kai yra vienas pirkimas, tarkim, iš TikToko už 10 štukų views, tai kiek man reiktų 10 štukų valandų taip gavos. Čia statistiškai taip kalbant, tai tiesiog shutdowninau savo storą. Ir iš tikrųjų gavau pasiūlymą dar vieną iš Shopify'us pradėti iš naujo, tipo reopenint tą patį URL'ą už $1 vėlgi, kas yra tas subscriptionas jų, tai pats pasibandomasis pirmas mėnesis buvo $1 ir tada po to mėnesis, man atrodo, buvo 29 gal? Jo, kažkas tokio žodžio. Tai shutdown down story ir iš karto realiai diena po to man vėl pasiūlė tą $1, tai tie jų subscription prices yra absoliučiai hiperbolizuoti ir nežinau kaip jie juos nustato, bet jie tokie jau yra. Na ir nepamenu dabar ar minėjau savo tą įrankį naudotą AutoDS. Tai jie mane apkniso. Pasirodo, tame įrankyje buvo nupirktos magiškai kažkaip 3 subskripcijos. Tai viena iš jų buvo, kad tas AutoDS būtų sujungtas su Shopify'um. Kitas buvo įrankis ieškoti produktų per jų saitą, kuris man beveik irrelevant buvo. Kodėl aš taip sakau, tai ir kodėl aš iš viso nusipirkau, jeigu aš manau, kad jis irrelevant buvo, ne? Tai jis buvo $15. Ir aš galvoju, kad ten one time purchase. Tipo, nusipirksi ir galėsi visiems savo storam naudoti tokį, šiek tiek useless įrankį, kuris realiai labai didelės vertės jokios netneša, tik šiokį tokį patogumą. Turns out ne, ten buvo mėnesinis ir sumokėjęs 15, kitą mėnesį vėl sumokėjau 15, bet čia nėra didžiausias minusas. Turėjau dar kažkokį subscriptioną, kur ten gal $10, tai už tą irgi turėjau sumokėti, bet tas pats fucking pirmas subscriptionas, kuris sujungė AutoDS su Shopify'um, nusiskanavo iš karto metinę kainą. Tai vienas mėnesis buvo $30. Ir aš niekur nesutikau, kad jie iš karto nuskaitytų man fucking visą metinį planą, bet tie gaidžiai paėmė ir iš mano PayPal išėmė 360 €. Tai pamačiau šitą šūdą ir iš karto rašau sportui: žiūrėkit, hebra, čia taip negalima daryti. Jūs turit sulūžusį įrankį, dabar įmesiu porą klipsų ir screenshotų, kaip matau, kad literaliai neveikia tas įrankis. Žiūrėkit, hebra, jūs turit neveikiantį įrankį, jūs nuskaitėt iš manęs
Tai visos subskripcijos sudėjus gavos apie 300 gal 8 eurų. Ir grąžinkit šaibas. Ir aš su tais indusais bazarinau valandą 2 gal non-stopu, kad atgaut pinigus. Ir aš jų visų neatgavau. Pasirodo, jie turi policy 15%, kuris teigia, jog jeigu nori gauti refundą, įmonė pasilieka 15%. Tai grąžino man 305 eurus ir pasiliko sučkos 75 ar kažkas tokio, aš dabar tiksliai nepamenu tų bank statementų, bet žodžiu, moralas yra toks, kad nepasitikėkit jokiais sketchy saitais, skaitykit terms of service, nes kartais priverčia, ypač su tom subskripcijom į prenumeratom. Dėl pačio dropshippingo, jeigu darytumėm Facebook ads, kurie yra mokami, tada, manau, būtų tikrai įmanoma. Bet su mūsų rinka Lietuvos, kuri absoliučiai ne konsumerizmo yra kupina, šiuo metu, nežinau, nemanau, kad yra įmanoma prastumti bet kokį realiai produktą čia. Tai jeigu nori daryti dropshipping Lietuvoje, ką jums reikia turėti, tai yra amerikietiškas SIM kardas. Tai pagal tai TikTokas nusprendžia jūsų regioną. Bandžiau keisti ant savo profilio jį iš lietuviško į amerikietišką, sakė, kad turi būti mano įrenginys bent 60 dienų Amerikoje, kad galėčiau pasikeisti į amerikietišką accountą. Tai pasilikau ant lietuviško, man feede viskas buvo normaliai, tipo angliškus videos metė ir kurie įsivaizduoju bent jau, kad būtų Anglijoje ar kažkur užsienyje toliau kurti. Tai tokius videos metė, tai galvojau, kad tokią auditoriją ir man pavyks pasiekti. Bet nope, absoliučiai ne. Ir failino ir iš tiesų galėčiau ir save kaltinti dėl tokios nesėkmės, nes labai ilgai dėlsiau, pats storas buvo sukurtas Liepos pradžioj, apie Liepos 5 galbūt dieną jis jau buvo up and running ir jau galėjau tikrai pradėti leisti reklamą tada. Tai jo, mano responsibility yra, kad tiesiog nepasistengiau pakankamai ir čia jau dalykas, kurį reikia forsuoti stipriai. Jo, tai grūzas dėl autodies, of course, it is what it is, kartais būna tokių gyveni ir mokais, tiesiog iš tokių klaidų, bet ten realiai pofiktas 7 ar kiek ten eurų, ten vienas namas man, kuris 3-4 valandas gal užtrunka, tai nieko tokio, absoliučiai, tik kad taip susifeilinau ir pamiršau viską cancelint, tai jo, my bad. Ir tas toks humiliation, žinai, kai susirašinėjau su tais indusais ir jie tau rašo kiekvienam laiške, hi Mr. Ignas, and we see that you have active account ar kažkas tokio, and we are terribly sorry for you, for inconvenience, and we will contact you back shortly. Ir tiesiog, aš nežinau, žiauru yra su tokiais žmonėm, nes, ką jie ten darė yra absoliučiai realiai, sakyčiau, net nelegalu sąlygiškai, bet tikrai man ten dėl tų 7 eurų savo didelės bėdos neapsimokėjo daryti. Tai jo, kaip sakiau, ten neveikiantis tas įrankis ir aš nežinau, kaip jie gali savo leisti negrąžinti pilnos sumos už tai, kas neveikia. Ir neperspėt, kad metinis iš karto pareis. Nes, tas pats Adobe Cloudas, kur yra visi tie Photoshops, InDesignai, Premierai ir taip toliau. Taip, tu galėjai pasirinkti, kad metinį pasimtum planą. Tai yra, kad iš karto sumokėtum metinį tą fee, arba tu galėjai 20 eurų į mėnesį mokėti. Ir čia tokio pasirinkimo nebuvo.
Tai jo labai sketchy shit iš tikrųjų yra. Ir jeigu darot kažką tokio, tikrai įdėkit daugiau laiko in research. Nepasitikėkit kiekvienų YouTube video irgi taip pat, nes jie irgi nori jūsų pinigų. Galbūt tai affiliate yra, kurie tiesiog gauna pinigus iš to, kad promotina tuos websaitus, appsus, įrankius ir taip toliau. Tai jo, viską double checkinkit tiesiog. Ir čia toks patarimas iš šio video bus. Jo, tai titlas bus jau nebe uždirbsiu 10 000 per vasarą, bet tikriausiai jau neuždirbsiu 10 000 per vasarą. Kas yra liūdna, buvo įmanoma, jeigu pirmas mėnesis būtų daug stipresnis ir daug stipriau būčiau papušinęs, bet per pirmą mėnesį buvo tiesiog absoliutus nulis uždirbtas, man atrodo. Ar link galo ten kažką pavyko uždirbti. Jo, bet esmė, kad reikėjo, man atrodo, iš pavasario tos edus galbūt skelbti ir tada užsakymus tuos, žodžiu. Tai va, dar mėnesis visas liko, rugpjūtis. Jo, tai tiesiog pasistengsiu tikriausiai su tais langais labiau prasimušt. Iš tikrųjų, neminėjau to dar, kad su viena neseniai atidaryta įmonė susitarėm, kad jiem valysiu langus. Tai čia bus on a weekly basis, tai kas 2 savaitės aš jiem eisiu ir valysiu tuos langus. Tai dabar ir nesakysiu, kas tokie, bet toks reikaliukas yra. Jo, tai tiem, kas kitą vasarą galbūt nori pabandyti prasistumti, pažiūrėti, kaip seksis su langų valymu, ar kažkokia tokia fiziškesnė veikla, tai tikrai varykit, bet pradėkit iš anksto, nes dažniausiai žmonės valo, kai iš ko girdėjau, tai pavasarį ir rudenį. Tai tas vasarinis toks valymas nėra būtinas, tad tiesiog sutaupysit laiko to pačiu ieškodami klientų ir padėkosit man gal. Jo, planai su videos dar 4 savaitėm, tai jo, manau tiesiog norėčiau parodyti, kaip visas tas langų valymas vyksta giliau, kokios technikos, kokia įranga, kaip galbūt su klientais susitariu dėl kainų, kaip atsirenku pačius klientus pagal vietą, ar man apsimoka ar ne. Ir jo, būtų galbūt tokia pagalba jums. Tiems, kurie nori galbūt pradėti tokią veiklą, ar tai šį rudenį, ar tai kitą sezoną, tai jo, dabar bus tiesiog tokie motyvaciniai galbūt videos ir nevarysiu maksimaliai iki to 10 000, nes čia jau reiktų miracle, kad įvyktų tas 10 000, tai nieko tokio. Visko būna, tiesiog šiek tiek nepasisekė ir pats nepakankamai pastangų įdėjau. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabandyti galbūt kitą savaitę, tai yra Amazon Affiliates. Tai vat mačiau, tiksliau mama man netgi atsiuntė vieną video, kaip basically paimi affiliate linką iš kažkokio produkto per Amazoną ir keli tą produktą į Pinterestą. Tai ten jokių videos nereikia filmuoti, ten tiesiog įmeti tą pačią nuotrauką, parašai descriptioną, parašai titlą kažkokį ir galbūt pavyktų kažką iš to padaryti, nes nemanau, kad labai daug laiko užtrunka. Visų pirma, tai gali tiesiog žiūrėdamas filmą kokių 50 produktų papaustint. Jo, tai čia irgi akį reikia turėti tai pačiai veiklai, nes turi žinot, kas žmonėm patiks ir taip toliau. Tai jo, visai norėtųs pabandyti ir pažiūrėti, kaip seksis. Jo, tai va tokios va naujienos. Noriu padėkoti jums už 400 prenumeratų. Noriu palinkėti, kad sektųsi visame kame, kad nepasiduotumėt, kad judame toliau. Ir ką, iki kito karto.